Sveiki, taigi šiandieną judinsime fasciją. Tai yra jungiamasis judinys, audinys visame kūne, kuris yra atsakingas už valymą organizmo, gydymą organizmo ir aišku nervinės sistemos centralizaciją. Mes galime medituoti, mes galime sveikai valgyti, bet gali būti, kad klajoklinis nervas neatsipalaiduoja, už kurį atsakinga fascija, ir gali būti taip, kad mes niekada nepailsim, dėl to gyvenam įtampoje. Todėl šiandieną 6 žingsnių sistema, kurią mokina ne vienas praktikas, aš noriu tiesiog ją pasidalinti, kaip aš naudoju ir kaip padeda greičiau susistemizuoti ir centralizuoti klajoklinį nervinę visą sistemą, parasimpatinę nervinę sistemą, kad galėtume pailsėti, kad galėtume aktyvizuoti gydymo procesus mūsų kūne ir, aišku, įsijungti į kūną, kas yra be galo svarbu kiekvienos dienos gyvenime. Taigi, pirmas momentas, geriausia tai daryti ryte, jeigu nespėjat, bet kuriuo dienos metu, kada norit pailsėti arba prieš einant pamedituoti, atsigulti arba atsikėlus. Pradėsime visą laiką nuo kairės pusės. Kaulas, kuris jungia, taip, raktikaulis. Ir būtent čia mes, kur yra įduba ir įduba už kaulo, abiejose pusėse, mes pradėsime masažuoti kairėje pusę. Pradėsim nuo kairės pusės, masažuoti tiek viršuje, tiek apačioje. Judinsime, galima judinti taip, kaip jums patogu. Įsivaizduokit, kad mes išjudinėjom skystį, kuris aktyvizuoja visą gydomą ir valomąją sistemą mūsų kūne. Ir tiesiog tiek, kiek norisi, nėra recepto, kiek laiko tai galite daryti. Aš manau, kad pajausit ir kuo daugiau įprasime tą daryti, tuo daugiau norėsis tai daryti. Taigi pirmos 10, 15, 30 sekundžių visada yra labai kviečiamos, o vėliau jau kaip norėsis. Kuomet išjudinam šią dalį fascijos, padarom vibraciją arba delnais, arba kumščiu. Taip. Pereisim į dešinę pusę, lygiai taip pat. Čia kaulas, viršutinė ir apatinė dalis. Pradedame judinti pirmą vieną, antrą, išjudinti abidvi delnų. Galima sukamaisiais judesiais, galima tiesiog trenimu, tapšnojimu, taip kaip norisi. Ir skirti truputėlį laiko, kvėpuojant ir pabūnant fiziniam kūne. Ir kuomet jaučiam, kad viskas tiek, kiek šiandieną turim laiko ir galim išjudinti, pradedam tapšnoti, kad būtų vibracija. Tai pirmasis žingsnis baigtas, pereinam į antrąjį. Antrasis žingsnis yra čia už ausies, tarp šio kaulo vidus. Taip, čia yra klajoklinio nervo labai didelė dalis, kur mes galime judinti. Aišku, galime antrajame žingsnyje pradėti judinti abiem rankom už ausų ir būtent į apačią. Bet patrinti, aktyvizuoti, pamasažuoti visada skirkim čia laiko. Taip? Nubraukiant, pamasažuojant, sukamaisiais judesiais į viršų, į apačią. Ir vėlgi masažas tapšnojimu. Taip, tiesiog aktyvizuoti visą tą. Antras žingsnis baigtas. Irgi skirkim laiko tiek, kiek šiuo metu mes galim. Trečiasis žingsnis, mes grįžtam vėl prie kairiosios pusės. Vėl viskas, kas yra pažastis, jungiamasis audinys, krūtinė. Taip, tai vat, būtent čia, kur gali kauptis ypatingai moterims, sakykime, krūties auglys. Taip, tai fascija irgi atsakinga už aktyvinamąją, gydomąją ne tik energiją, bet ir sistemą, taip, kuri valo ir siunčia skystį tam, kad galėtų pravalyti visas negyvasias ląsteles ir aktyvinti gydymą. Vadinasi, mes čia viską aktyvizuojam, išjudinam sukamaisiais judesiais, trenamaisiais judesiais, galim ir krūtinę pajudinti ir patapšnojam. Patapšnojam, kad vibracija būtų. Pereinam į kitą pusę. Pažastis, krūtinė, giliau, judinam. Nėra gerai ar blogai, judesiai visi tinkami, tiesiog mes judiname tą vadinamą skystį ir aktyvinam visą organizmo veiklą.
mūsų trečiasis žingsnis eina į pabaigą ir patapšnosim. Kuomet trečiasis žingsnis baigtas, mes pereisim į pilvo dalį. Pirmiausia, galime uždėti abi rankas skrandžio dalis ir, aišku, visa virškinamo trakto, žarnyno dalis ir pradėti tiesiog judinti, vėlgi aktyvinti visą vadinamą fascijos dalį, tą skystį, kuris jungia visus audinius ir aktyvinti būtent šitoje dalyje sukamaisiais judesiais, trinamaisiais judesiais, tiek, kiek šiuo metu jaučiasi, norisi ir galit laike. Vėliau rekomenduojama uždėti vieną ranką ant kitos ir pasukti. Pasukti visą, ypatingai ryte atsikėlus, visą virškinimo traktą. Į vieną pusę, galima į kitą. Paspaudus truputėlį giliau, išjudinti visus vidinius organus ir galiausiai patapšnoti. Liko mums 2 žingsniai. 5. žingsnis yra būtent per tas vietas, kur susilenkia kojos. Čia aktyvinsim irgi fasciją. Čia aktyvinsim tam, kad galėtume įsižeminti gerai, kad viskas, ką nuo viršaus paleidinėjam, aktyvizuotų iki pat kojų pėdų, taip, ir galėtų visą fasciją teisingai valyti mūsų organizmą. Masažuojam per jungiamuosius audinius čia, aktyvizuojam sukamaisiais, trinamaisiais judesiais tiek, kiek šiuo metu mes galim ir galiausiai patapšnojam, aktyvizuojam ir lieka paskutinis žingsnis. Tai yra 6. žingsnis, virš kelių, truputėlį virš kelių galima irgi galutinėse kelių pusėse pradėti aktyvinti tą vadinamą fasciją, jungiamąjį audinį ir trinti gerai šią dalį, aktyvinti ir tuomet, kuomet pasiruošę, patapšnoti gerai. Pabaigiant visą šitą praktiką, sugrįžtam į savo centrą ir keliais į žemę, leidžiam kokią 20-30 sekundžių, įsivaizduokit, visai suaktyvintai fascijos daliai, tiesiog leisti praeiti, nusileisti, taip? Ir galima, aišku, jeigu jaučiat, kad keliai tvirti, pašokinėti, viskas į žemę, įsileidžiam į žemę, minkštais keliais arba tiesiog pirštų galais prie žemės ir keliais tapšnojam į grindas. Taip. Kuomet baigėsi mūsų tapšnojimas viso kūno, baigiam sukamaisiais judesiais, kuris atpalaiduoja visą nervinę sistemą, aktyvina, aišku, mūsų apsauginį energetinį lauką, tą vadinamą aurą, kur žmonės jaučia ribas, sutinkus jūs ir jūs jaučiate bendradarbiaujant su didesnė aplinka savo ribas. Ir kuomet po truputėlį baigėsi visas šis judesys, sugrįžtam į centrą ir galim būti pasiruošę įeidinėti į sveiką ir aktyvią dieną. Sėkmės mums visiems. Iki!